Tai mano tėvynė, tai aš čia gimęs, augęs, mano visi protėviai iš čia yra, čia aš darau verslą ir tikėtina, kad aš čia baigsiu savo dienas, man tai yra labai daug. Aš džiaugiuosi, kad esu lietuvis, aš džiaugiuosi, kad turiu tėvynę, kuri po tiekos amžių vėl padarė didelį stebuklą, ištrūko iš rusų globos, vėl turi teisę spręsti savo likimą, kas yra, pasirodo, netoks jau mažas iššūkis, pačiam priimti savo sprendimus, aš jaučiuosi didelis patriotas ir man kiekvieną kartą išvažiavus kur nors į užsienį, labai malonu grįžti į Lietuvą ir dar kartą įsitikinti, kad mes čia tikrai labai gerai gyvenam. Privatus verslas mūsų šalyje savo pirmosius žingsnius žengti pradėjo tik po nepriklausomybės atkūrimo. Nepabūgęs iššūkių ir sunkumų, būnant vienu pirmųjų 1992 metais pradėtą savo verslą, Darius Mockus vos per 2 veiklos dešimtmečius sugebėjo išvystyti į koncerną, šiandien valdantį net 63 įmonės. Sukūrė per 3000 darbo vietų ir kasmet šalies biudžetą papildo 100 milijonų litų. Bet kuris žmogus pastumėtas ne į savo vagą, nemanau, kad jausis labai laimingas čia. Matyt, susitart labiausiai reikia su savimi, kad žinot, kągi tu gali geriausiai daryti ir tai daryti. Tai man atrodo pats rimčiausias klausimas, kurį išsprendžia kiekvienas žmogus baigęs tam tikrus mokslus ir išeidamas į realų gyvenimą. Aš nelabai įsivaizduoju, ką aš daugiau galėčiau gyvenime daryti. Tai yra mano pašaukimas ir bet kokiu atveju aš kažką daryčiau panašaus, net jeigu taip nebūtų buvę. Bet kaip būtų, niekad negali pasakyti. Tai buvo labai įdomus, labai atraktyvus periodas, kada iš valstybinės ekonomikos viskas virto rinkos ekonomikos. Buvo nenusakomai dinamiškas, jis buvo kupinas iššūkių, netikėtumų ir taip kaip koks serialas, sakyčiau. Daug tokio laukinio kapitalizmo, bet jame buvo labai įdomu gyventi. Kadangi mūsų pagrindiniai verslai vis dėlto yra Lietuvoje, nors turim įmonių, kurios dirba gerokai plačiau ir toliau ir pakankamai egzotinėse šalyse. Mūsų vidaus rinką mes jau vadinam visą Baltiją, tai yra Lietuva, Latvija, Estija. Priskiriam dabar jau ir Lenkiją. Tai viskas neblogai to mūsų Lietuvoje. Aš nesakau, kad aišku mes turim aibę taisytinų dalykų ir čia matyt, to gyvenimo be problemų nebūna, bet aš jokio ypatingo išskirtinumo nematyčiau. Pas mus aš tai linkęs tai labiau susijęti su mūsų istorija, kad jeigu mes ta tranzito šalis, kada tai yra taikos sąlygos, yra didelės galimybės, tiesa, kai būna tam tikri rytų, vakarų, ten susidūrimai, karai ar dar kas nors ir mes esam tam kelyje, tai kariaujančios armijos sukuria tam tikrą išgyvenimo filosofiją, ką turbūt per mūsų daugelį kartų, per mūsų protėvius atėjo tas lietuviškas nuolankumas, konformizmas, prisiderinimas, pasibėdavojimas. Ir manau, jis yra šiek tiek atėjęs su motinos pienu, per kraują, per genus. Ir lietuvis, manyčiau, šiek tiek imituoja, šiek tiek bėdavojasi, ne visada tam turėdamas pagrindą. Užsimdamas tokią poziciją, jis jausis saugiau. Jo neužpuls mokesčiai, jis visada atrodys truputėlį mažiau vertas negu yra iš tikrųjų, jis iš tikrųjų prisistatinės, kad mažiau turi, jis visada bus šiek tiek nepatenkintas, bet realiai ko gero gyvenime taip ir nėra. Tai šiuo atveju aš tam randu paaiškinimą ir nemanau, kad tai labai kažkaip mus per tai daro labai tokius optimistiškus ir pasitikinčius savimi ir savo šalimi. Tas mane labai patinka, bet manau, kad po truputėlį tie dalykai išsigydys ir to labai linkėčiau. Man atrodo, kaip mažos šalies gyventojams labai yra didelis poreikis arba jausti, ką apie mus mano kiti. Tai aš, pavyzdžiui, dėl to labai nesergu tą ligą. Aš manau, kaip mes jaučiamės, tokie mes ir esam. Ir kuo tu labiau linkęs savim pasitikėti ir nesusimenkinti ir nenuvertinti save, taip tave ir vertins. Tai mes patys reprezentuojam savo šalį būdami tenai ir kuo mes jaučiamės patys mažesni, to tokie ir atrodom. Tai manyčiau, kad mes kiekvieną dieną savo šalies įvaizdį kūrėme. Važiuoja politikai, pristato Lietuvą, jie šneka, kaip jie elgiasi. Tas įvaizdis kitų žmonių ir formuojasi pagal žmonės, kurie gyvena ir tai, ką aš fiziškai pamatau atvažiavęs. Dažniausiai aš vertinu žmonės. Jauni, plėšrus, aktyvūs, darbštus, bet to pačiu ir su tam tikrais trūkumais, vienareikšmiškai. Čia mes turim tą jauną verslą, praėjusi pakankamai didelę kintančios rinkos išbandymų seriją. Tai yra iš paauglystės amžiaus išaugusios rinkos,
verslininkai, kurie sukūrė, kam gavosi. Galbūt mažiau žinantis kalbas, kas natūralu, kas krenta į akis. Bet tai yra kaip laiko klausimas. Aš manau, čia ateis nauja verslininkų karta, kuri mokės puikiausiai kalbas ir bus dar labiau integruoti į šitą globalesnį pasaulį. Aš manau, kad šių laikų karta turi tam tikrų labai didelių privalumų, to, ko tikrai neturėjome mes. Jie turi labai atvirą erdvę ir didelę galimybę prieiti prie visų. Pasaulis tiek suglobalėjo, informacijos srautai tokie galingi ir žmogus fiziškai gali patekti, bet kur mes gyvenam uždaroje erdvėje, kaip rezervate, ir tai, kas buvo už sienos, buvo kažkas sudėtinga, nepasiekiama, nelabai suprantama ir mistifikuojama ir sudėvinama šiek tiek. Tai dabartinis jaunimas, mano vertinimu, esam tokia informacijos ir keliavimo galimybės, ir studijavimo galimybės turi milžiniškas galimybės. Tiesa, su to susiję kiti iššūkiai, bet aš sakyčiau, tai yra labai, labai gera praktika ir šitam globaliam pasaulyje yra super. Kai aš nežinau, aš tariuosi. Visada. O nežinau, aš dažnai, tai yra specialistai ir tada tavo reikalas atsirinkti tuos žmonės, kurie galėtų tau geriausių būdų patarti, bet versle taip jau yra, kad sprendimą vis tiek tenka priimti pačiam. Kad tu gali tartis kiek nori, bet atsakomybę už priimtus sprendimus juk neprisima nei vienas iš konsultantų ir tu versle pats turi prisimti. Negalėčiau pasakyti, kad yra žmogus su visų tų ypatingų savybių rinkiniu, kurios man visos labai patinka. Nėra tokio kumyro, kuris suabsoliutina tą supratimą idealo, bet aš sakau, labai linkęs žvelgti į tam tikras savybės, kurios man patinka, imponuoja, kuriomis geriuosi, kurias galbūt kitą kartą norėčiau kopijuoti, ar pats kažką bandyti, išmokti daryti, kaip tam tikri žmonės daro. Tai šiuo atveju yra daugiau savybių rinkinių, arba tam tikrų savybių stebėjimas visuose žmonėse. Kas mane išmokė? Gyvenimas mane ir išmokė. Aš visą gyvenimą sportavau nuo mažens, aš visada žaisdavau komandai, komandinis sportas. Yra stebėjimas. Žmonių stebėjimas yra nepaliaujantis tavo palydovas tam, kad tu juos geriau suprastum, tu turi juos stebėti ir tai yra mano darbo dalis. Aš turiu daug darbo su vadovais, su aukščiausiais vadovais, man daug tenka remtis tokiais analitiniais duomenim, daug darbo su informacija ir kuo aš labiau suprantu tikrovę, taip kokia jinai yra, tuo aš turiu daugiau tikimybę padaryti teisingus sprendinius. Jeigu aš gyvensiu iliuzijose arba savo susikurtam kažkokiam tai pasakų arba iliuzijų pasaulyje, tai aš atitrūkęs galiu tiek prisicirkinti, kad po to nieks nesidžiaugs. O labiausiai aš aišku nesidžiaugsiu. Lietuvoje akivaizdi yra struktūrinė bedarbystė. Yra žmonės, kuriems jokie darbai neįtinka ir yra tam tikros kategorijos darbų, kur reikia specialistų, jų nėra. Tai, manau, žmonės yra pakankamai, turi būti pragmatiški ir racionalūs, skaičiuodami, kad pats aukštasis mokslas, jo įgyjimas nėra blogai, bet jeigu tu įgyji tokias profesijas arba labai konkurencinės profesijas, kur po to labai sunku su darbais ir tenka dirbti visiškai kitą darbą, tai tada galima sakyti, kad galbūt praleidai daug laiko veltui. Tai taikomumas, tai visa ekonomika yra efektyvumo parametrais matuojamas. Laikas yra vienas iš tavo resursų, kuriuos tu išleidi, jeigu pro šalį išleidi, turi problemų toliau. Kad žmonės ir mokosi, ir dirba, yra labai gerai. Aš pats asmeniškai, turbūt nuo antro kurso pradėjau iškart dirbti. Tai vienas dalykas, kad tau reikia pajamų, kitas dalykas, kad tu dar kartelį pragmatiškai gali pamastyti net apie tą mokslą, kam ir kuris tau reikalingas. Nežinot, yra prabangos reikalas būti ilgai teorijoje, po to išeiti į praktiką ir tu jauties kaip neapsiplunksnavęs. Aistra yra didelis dalykas ir aš manau tikrai patys geriausi mūsų vadovai, kurie turi tą aistrą, jie yra neprilygstami dėl to, kad yra tai ir darbas, ir malonumas, ir gyvenimas, tokie žmonės yra ypatingai rezultatyvūs. Ir čia tokių mes tikrai turim vadovų ir jie visada žavi savo suskaičiuotų, emocingų ir racionalių požiūrių. Nes tai yra tikroji gyvenimo aistra ir gyvenimas ir darbas tokiais žmonėms teikia malonumą. Pavyzdžiui, tai yra tas privalumas, kurį aš turiu, kai susiduriam su tikrai labai kompetentingais, labai aistringais vadovais, yra didelis malonumas. Negali išmokyti žmogų prisimti
papildoma rizika ir atsakomybė, nuo kurio normaliai žmogus dažniausiai vengia ir bėga. O šiuo atveju verslininkai yra ta kategorija žmonių, kurie yra labiau linkę į riziką, į didesnį atsakomybę, prisima tą ir gali gyventi to įtampoje. Kas yra verslas ir ką reiškia gyventi verslui su milžiniškom skolomis ar su milžiniškais kreditais. Koncernų įmonės krizės laikų buvo virš $500 milijardo kreditai siekia, dabar turbūt siekia, kokius ten 250 milijonų litų. Ta prasme, tai kabo toksai dalykas, kad jeigu tau viskas sekasi, kaip ir nieko, bet toli gražu ne kiekvienas bendrapilietis norėtų turėti šitą kuprą ir absoliuti dauguma turbūt nesijaustų smagus, turėdami tas kreditus. Ypatingai, tarkim, kai ateina tas pats krizė ištinka, tu esi labai masyviai užsiskolinęs, susiplanavęs, kad viskas aukščiai ir žydės, o staiga viskas krenta 30%, bankai stuksi, sako, gražinkit kreditus, jų kaip ir nelabai yra iš ko gražinti ir užsisuka visas ratas visokių problemyčių, kurios turi suvaldyti. Gal atrodo, kad tam verslininkui čia viskas labai paprasta, nes daug kas mato, važiuoja prabangesnę mašiną, mato, kam pasiseka, bet šiaip tai verslininkai yra tikrai praėjo tiek ir krizių, ir formacijų keitimo, ir taip toliau, tai gyvenimas sukuria aibės visokių kurioziškų situacijų ir iš tiesų, kai tai reikalauja didelio susikaupimo, kitą kartą būna ir toks dalykas, kad tam tikros situacijos tiek išvargina, kad po jos tokia kaip išdegusi žemė, nebėra jėgų nedžiaugtis tuo, kas įvyko. Bet šiaip tai, aišku, tas nežinomybė, paslaptingumas arba sudėtingumas, sudėtingesni rebusai, sudėtingesnės situacijos, aišku, teikia kaip ir aukšto lygio varžybas laimėjus yra vis dar pridėtinė vertė. Tai šiuo atveju sudėtingesnė situacija visada suteikia papildomos satisfakcijos. Visas pasaulis kupinas idėjų, pačių kvailiausių ir neįtikinamiausių, o nerealizuota idėja yra bevertė. Praktikoje išbandyta idėja, jinai arba pasiteisina, arba nepasiteisina. Nebandyta ir netestuota idėja, arba nepasiteisinus idėja, jos vertė yra nieko verta. O tokių yra begalės. Visada yra rizika, žinot. Taigi tai nėra taip, kad bet kuris iš mūsų priimtų sprendimų yra būtinai teisingas arba pasiteisinantis. Tai minimum pusė iš jų būna ne tą kryptimą arba ne taip, kaip tu norėtum. Tai tu jos taisai, priimi iš naujo. Tai yra toks gyvenimo ir verslo rutina, kitaip ir nebūna. Kai yra laisva Lietuva ir mes patys joje tvarkomės ir žmonės išvažiuoja ir visiems laikam nutraukia saitų su Lietuva dėl to, kad yra kitos šalys, kurie žmonės susikūrė geresnį gyvenimo lygį, tai truputėlį yra skaudu. Man sunku pasakyti, jeigu man būtų dabar 18 metų, aš gyvenčiau mažam Lietuvos miestelėje ir man alternatyva yra neturėti ypatingo darbo arba turėti labai mažas pajamas. Sunku pasakyti, kaip aš dabar elgčiausi. Tai nėra vienareikšmis ir nėra toks, sakyčiau, procesas, kurį gali arba smerkti, surasti kaltuosius, tai iš tikrųjų labai sudėtingas procesas ir kuo sparčiau gyvenimas gerės Lietuvoje, tuo mažesnė ta migracija bus. Jie labai tiesiogiai susijęs su ekonominiam sąlygom. Žmogus pabėgęs, jis nieko neišsprendžia realiai. Mes būkim tokie, kaip ten, bėdni, bet teisingi. Didžioji masė žmonių išvažiuoja ir ar su aukštaisiais mokslais ir tikrai tose labiau išsivysčiusiose šalyse užima, manyčiau, keliais socialiniais laipteliais žemesnės pozicijas, imasi pakankamai pigių darbų, kurie lyginant su mūsiškiais yra geriau apmokami, tačiau koks visas tas gyvenimas, ką jis gauna be darbo ir geresnio atlygio, jis daug ko netenka. Tai aš tikrai nelinkęs manyti, kad jie gyvena pilnavertį gyvenimą, nes jie vis tiek yra pasmerkti būti migrantais. Integraciniai procesai nėra tokie paprasti. Žmogaus gyvenimas yra ne tik pajamos, ne tik tai jo fizinė būtis, bet ir buvimas sociume. Tai sakyčiau, kad ir aš to labai viliuosi, kad ir gerėjant situaciją Lietuvoje ir žmonės, kurie išvažiavę sunkiai pakankamai, gyvena migracijoje, dirba sunkiai, daug dirba, galbūt daugiau uždirba, jie vis tiek ilgisi Lietuvos, ilgisi to, ką čia paliko. Tai aš nuoširdžiai tikiu, kad jie vis dėlto didžioji dalis iš jų grįš. Ir laisvė yra didelė duotybė. Tai sąmoningumas žmonių ir tas prieraišumas, jis matyti turi būti ir ugdomas ir valstybės politikai, ir per mūsų švietimo sistemą. Jeigu mes tai prarandam, tai yra didelė netektis. Tas darbštumas ir noras gyventi geriau, jis yra didelis privalumas, nes aibė šalių, kur
kyla įtarimas, kad žmonės ir nedarbštus, ir nelabai aišku, ar jie nori geriau gyventi. Tai tokios šalis, manau, aplamai neturi perspektyvos. Tai aš taip žvelgiu pakankamai optimistiškai, kad kol yra žmonės, kurie puikiai supranta, kad kiek dirba, tiek gali užsidirbti, kad iš pašalpų nėra gyvenimas ir kad ambicingas noras gyventi geriau yra didelė varomoji jėga, kuri, manau, mūsų nedidelę šalį laikys geram kelyje.